Nesuprantu, kur dingo komunistai, ką jūs juos pakorėte? Ne, tai jie persivadina išverti kailį. Išverti kailį, pasivadina socialdemokratais, LDDP taip pat pasivadina. O jeigu tai pavadinimą pakeis, kai nebliks, jie nebenaudoja žodį komunistas. Komunistas nebevaidina. Kodėl tokių neprileidžia prie valdžios kai mane? Žinau, kad tvarką padaryčiau. Ir šiandien Lietuva klestėtų. Verčiam plokštelę. Kiek jisai Lietuvai yra gero padaręs? Pavyzdžiui, keliai, kieno idėja, kaip sakant, ne idėja, bet keliai, gamyklos, nafta perkelta į Mažeikius, buvo prie Jurbarko, jinai nuplanuota rusų. Negalim sakyti komunistai tempė į Lietuvą viską, o mes nepriklausomai Lietuvoje viską iš Lietuvos ištempėm. Tas, kas buvo pastatyta, kad ant tų komunistų rėkti viską. Ar daug turtingų žmonių Lietuvoje? Kaip jie užsidirbo, jeigu Lietuvoje nėra pramonės, dujų ir iškasenų? Labai daug yra milijardierių, net Lietuvoje užsidirbo vogdami. Būdami valdžioje ir vogdami. Visi pradedant Brazauskų, Landsbergių, tuo pačiu Adamkum, Kirkilų dabar, visi. Juk jeigu Lietuva valstybė išpardavė tokias gamyklas, tokias turtas už kapeikas, tai juk kiekvienas pardavimas, pirkimas yra kyšis, buvau valdžioje ir žinau. Tik savi durnius skaitau, kad aš nevogiau. Do Lithuanians respect rich people? Ar lietuviai, gerbė savo turtinguosius? Pas mus verslininkai tik namus Ispanijoje statyti, tik atsidaryti sąskaitas Šveicarijos bankuose, tik aš nežinau, kur jie nudviesi dės tos pinigus. Ar čia kartais ne apie ponios Kristinos turtų šneka? Ne? Tikriausiai taip, bet ponia Kristina irgi nepėsčia. Pirmiausia, ką jį padarė, tai prisidengė Šustauskų savo didžiausią dėmę, nežinia kaip sukauptus turtus ir perėmė iš jo klasių kovos patosą. Šiandien žmonės mūsų visuomenė yra nusivylę, matydami didėjančią socialinę diferenciaciją, socialinį cinizmą, milžinišką skirtumą tarp skurdžių ir turtuolių. Gudraujanti buvusi bufetininkė nieko naujo, tačiau Šustauskas pateikė jums tai be jokių komentarų. Taigi, ką jinai verkė? Jinai pardavė šitą ir 16 milijonų uždirbo. Čia ta gervė dirbant, čia statomas gyvenamas namas, tos pamatus. Man nerūpi, kas ką parduoda Lietuvoje, jeigu pasukom kapitalistiniu keliu, tai... O jeigu Lietuva parduos? Lietuva nieks ne... O Lietuva parduos konservatoriai. Dabar žemės išparduos, paskui parduos, jau pardavė, ką Mažeikius pardavė, viską išpardavė prie konservatorių, viskas pagrindė iš Brazauskas Lietuvos dujas beveik atidavė. Dujas. Bet taigi jinai naudojosi Brazausku, kad praturtintų Butrimą. Nevenė, jį mylėjo Brazauskas, buvom gedulingose pietuose ir kunigas visiems atskleidė paslaptį. Sako, jis eidavo išpažinti ir kas savaitę eidavo. Sako, visiems pasakau. Sakė, aš laimingiausias žmogus paskutinius metus pasičiau esantis žmogus, turintis atramą. Julija, amžinai, sakė, apie blogus žmonės nėra ką kalbėti. Sakydavau, ko tu važiuoji į tą prezidentūrą, juk tavęs ten nieks nekenčia. Supranti, pats lygindavosi, pats surydavo ir kosmą. Jis buvo sužiūrėtas, kai sakant, iki pat ligos, kai sakant, jį vežioja. Juk matai, kokias jo akis buvo laimingas, jis norėdavo jaunesnis atrodyti ir šoka ir viską. Sako, buvo patys mano laimingiausi gyvenimo metai, kunigas, sako, išduodu kaip paslaptys. Viską. Ir sako, Kristina, tu prailgina jam gyvenimą. Jis tiek kabinosi už gyvenimą. Kalbėdamas su kino delegacija, ponas Šustauskas neslėpė savo neapykantos klasiniam priešui ir laisvai liejo patriotinę dvasią. Kada jis nuoširdus, tada ar dabar? Ne visi tą santvarką greitai perprato. Tie, kurie perprato, išmoka vogti, tie šiandien gerai gyvena, o tas, kur stovėjo pro konvejerių, darbininkas, imkim radijo gamyklą, viską, jis į verslą ne. Are you Lithuanians like fun? Ar jūs lietuviai apskritai linksmi esat žmonės?
Gana linksma, dainuojanti tauta. Mano kolegė klausia, ar jūsų himnas yra linksmas? Gal galėtumėt pamokyti ją padainuoti jūsų himną Lietuvos? Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė tegul. Iš praeities tavo sūnus, stiprybę semia. Tegul tavo vaikai eina, vien takais dorybės. And who write this item? Klausė mano kolegė, kas parašė šitą himną? Tai tie žodžiai yra Kudirkos. Vinca Kudirka. Atrodo, juk neapsirikau. Štai taip giedojo Vytautas Šustauskas, kuomet buvo atsipalaidavęs ir manė, kad jį girdės tik nesuprantama kalba čiauškantis kinai. Tačiau kinai pasirodė besą ne kinai. Dėkoju kolegė už sugaištą laiką ir už malonę diskusiją. Tai kada į svečius atvažiuos dar kartą pas mane? Priklausys nuo to, kada kviesit. Tai čia lietuvių buvot? Klausykit, tu išmaudyt mane. Mes esame aktoriai, dainininkai, dabar va patapom. Eikit paveiniūt. Dabar patapom žurnalistais. Dokas tada čia muzikai, kaip tada su knyga išdūrė. Žiūrėjau į taip, lygų užnešė man į kinietę. Tik aš turėjau aktorę pažįstamą, būčiau pamatęs, jeigu būtų tokia graži buvo, kur aš 91 metų per naktį mes budėjom prie to, paskui nusivedžiau, kur jau paskui apsivedus jau dabar yra. Paskui nusivedžiau į galeriją, bet tai ne jūs buvo tada, gal metai keičiasi. Ir čia jūs velniai žino kažkokią, ne jūs kinietišką kalbą, ne jūs tą. Atrodė, kad viskas baigsis taikiai, tačiau tik pasirodė, nes interviu pradžioje parodytas pistoletas staiga atsirado Vytauto Šustausko delne. Jis ėmė grasinti. Klausyk, davai viską išbraukim. Taigi gražiai pasikalbėjom. Klausyk, į tavo kamerą. Tačiau ką tu čia šaudysi? Tik pats gali nusišauti taip apsigavęs. Ir visa tai įvyko saulei leidžiantis, nes visą dieną ponas Vytautas leido laiką su tais puikiais artistais, nieko neįtardamas. Taigi šitai pasipuošusius Ievą ir Kęstą Šustauskas nuvežė prie Vytauto didžiojo paminklo. По-русски не понимаете? Нет. What? I don't understand. What? Po to jis pavežiojo tos tariamus kinus po zoologijos sodą. Ambasadorius pamatęs, tai atpažins mane. Dar Šustauskas sudalyvavo filmuojant vadinamosius stand-upus. Tai yra pristatymus, kuriuose mūsų talkininkai aktoriai stropiai citavo kinų restoranų meniu. Kiečiausia mafija pasaulyje Kinijos. Visą dieną Šustauskas po storų grimo sluoksnių neįžvelgė žinomos Kauno aktorės, kaip lygiai dabar, taip pat po meiliomis prezidentienės Brazauskienės kalbomis, net pažįsta tos Kristutės, apie kurią jie vyrai visai neseniai turėjo absoliučiai kitokią nuomonę. Ne, man reikia su žmogum pačiam pasikalbėti ir aš žmogų pažįstu per 5 minutės, ko jis kvepia ir kas buvo tipelis ir kokiais tikslais jis atėjo, nes per 20 metų išmokau viską ir teko būti, kaip sakant, ir pareigose, ir sovietiniais laikais dirbau meistrų, cecho viršininku, taip kad žmonės pažinti išmokau gyvenimas. Tačiau, kai jam visa tai buvo priminta prieš pat lemtingai suvažiavimą, kuriame partija Lietuvos Laisvės sąjunga nučiuožė į Kristinos Brazauskienės rankas, jis pasakė taip. Jinai tik tai kavą pilsta, kaip jūs sakėt, ten nedapili ir biznis. Nesakiau aš taip. Sakėt. Nesakiau. Sakėt. Da, sakiau. Va tada, kai tai kinietei pasakojot apie ją. Nežinau, neimt, nevaryt, ne. Ir tada mes praregėjome. Mūsų teisingasis, nepaperkamasis, ubagų ir skriaudžiamųjų draugas moka meluoti. A kaip jūs ją suvaldysit? Jinai tokia pasiutus boba yra.
Šustauskas irgi pasiūtęs. Nu, yra taryba, viską, aš manau, kad... Jis tokia nelabai klusni. Gera? Kuo? Ne, nu tai bendraukit, jūs išvartot, viską išvartot. Čia paprastus žmonės. Pabendraukit žmoniškai, neįžeidžiant bendraukit, bet žmoniškai. Pasauliu žinomi yra 3 būdai prarasti pinigus. Tai yra moterys, kazino ir žemės ūkis. Kokį būdą pasirinktumėte jūs? Tai jeigu prarasti, tai prarasti, kai sakant, su malonumu, tai geriau per moteris prarasti, nors apturėsi malonumą visokį. Tai va čia aš viską. Tai aš jau nesigailėčiau, kai sakant. Jeigu jau nežmogus gyveni vieną kartą, nu tai... Padarysi ir moterį laimingą ir pats prisiminsi tas dienas, jausmus, kad buvai nors atsiprašant pasimylėjai gerai.